Sveiki atvykę, labai malonu, kad gausiai susirinkote šią saulėtą dieną Romoje. Šiandien mes švęsime mūsų portalo lietuviai.lt gimtadienį ir organizuojame žiniasklaidos diasporos žiniasklaidos forumą. Tai visų pirma, norėčiau pakviesti keletą garbių viešnių, kurie pasakys sveikinimo žodį. Tai pirmiausia, labas rytas Lietuvos Respublikos ambasadoriai Romoje, Dalia Kreivėnė. Dalia, svečiai jūs čia. Labas rytas visiems čia susirinkusiems, labas rytas tiems, kurie prisijungia nuotoliniu būdu. Taigi, mielieji Italijos lietuviai, portalo kūrėjai, bei skaitytojai, svečiai iš Lietuvos. Labai smagu matyti visus šiandieną susirinkusius čia pas mus Lietuvos Respublikos ambasadoje Romoje. Miniu tokį gražų jubiliejų į lietuviai.lt portalo jubiliejų. Portalas veikia jau 10 metų, kūrikis gimė prieš 10 metų, jau yra truputėlį ūgtelėjęs ir stiprina mūsų tarpusavio ryšius ir skatina informacinę sklaidą tarp Lietuvos ir Italijos. O kiekvieno jūsų atsidavimas ir pastangos įrodo, jog net būdami toli nuo Lietuvos, mes galime puoselėti ryšį su savo tėvyne, dalintis patirtimi ir praturtinti vieni kitus. Nuo 2014 metų šis portalas žinomas ne tik mūsų lietuvių tarpe, bet ir italų tarpe, kurie skaitydami straipsnius italų kalba gali geriau pažinti Lietuvą, jos istoriją, kultūrą ir mūsų šalies pasiekimus. Tai puikus pavyzdys, kaip žiniasklaida gali jungti ir stiprinti dvišalius valstybių ryšius. Tuo pačiu portalas tapo pavyzdžiu mūsų diasporai ir kitose šalyse. Jos įkūrėjoms Agnei Buckutei, kuri šiandien yra su mumis, ir Simai Šelingytei, atsidavimo, kūrybiškumo ir nuoseklaus darbo dėka iš tiesų pavyko nutiesti informacinį tiltą, kuris sujungė ne tik Italijos lietuvius, bet ir mūsų tautiečius visame pasaulyje. Na, o jubiliejus tai ir kartu yra puikia proga pažvelgti atgal ir įvertinti, ką pavyko pasiekti. Na ir per tos pirmuosius, sakyčiau, vaikystės gal metus, tikrai portalui pavyko nemažai ką nuveikti. Portalas tapo kultūrinės edukacijos ir lietuvių kalbos puoselėjimo įrankiu, aktyviai prisidėjo prie lietuvių bendruomenės atstovavimo Italijoje ir glaudžių ryšių su lietuvių diaspora Italijoje išlaikymo. Žvelgiant į ateities dešimtmečius, neabejoju, kad šis portalas tik stiprės, tik augs ir jokių būdų jo reikšmė neblės. Na, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti tiek įkūrėjams portalo, tiek ir visai komandai, kuri šį portalą laiko gyvu, dinamišku, leidžia jam augti, plėstis ir tobulėti. Taigi, ačiū labai Neringai Budrytei, Anai Vendrovskai, Aurelijai Orlovai, Elzai Simokevičiūtei Dimelio, Margaritai Bareikytei, na ir be abejo buvusiai portalo redaktoriai Dainai Lapėnaitei. Jūsų iniciatyvos, jūsų kūrybiškumas ir atsidavimas kuria erdvę, kurioje gimsta itin svarbus dialogai. Tegul ateinantys metai būna kupini naujų pasiekimų, o portalas ir toliau lieka svarbiu ir įkvepiančiu lietuvių bendruomenės ir kultūros centru Italijoje. Nuo šiandien turėsime iš tiesų ypatingai įdomią programą, labai daug įdomių diskusijų, vykstančios paskaitos ir diskusijos leis mums geriau pažvelgti į užsienio lietuvių žiniasklaidos vaidmenį kovojant prieš dezinformaciją, stiprinant mūsų atsparumą jai. Prisiminsime lietuvių diasporos reikšmę sovietų okupacijos metais, kai išeiviai buvo viena iš svarbiausių mūsų valstybės balso nešėjų pasaulyje. Na ir susipažinsime su efektyvios ir sėkmingos komunikacijos viešumoje, diasporos žiniasklaidos finansavimo galimybėmis ir visais kitais ypatumais. Taigi, dar kartą linkiu mums visiems, kad ši diena taptų įkvėpimu bendradarbiauti, puoselėti diasporos bendruomeniškumą ir garsinti Lietuvos vardą visame pasaulyje.
Ačiū labai. Na, o prieš pakviesdama savo kolegę Laurą iš Užsienio reikalų ministerijos perduoti mums ir jums visiems mūsų ministro sveikinimą, aš labai greitai noriu tiesiog įteikti mažas dovanėlės. Pirmiausia, portalo įkūrėjai Agnei, kur Agnė yra. Komandai truputėlį smart lietuviško food, kad energija neblėstų. Neringa, ačiū. Rengi, išėmės gerai, kad matau kolegą. Kur dar. Ir Simos gerai, ačiū labai ir Laura, prašau. Greitai pristatysiu, kad kviečiu sveikinimo žodį tarti Globalios Lietuvos departamento ryšių su diaspora skyriaus vedėja Laura Girytė. Sveiki visi, tai iš tikrųjų bus ne mano žodis, aš perduosiu ministro Gabrieliaus Landsbergio sveikinimo žodį, pasirašytą šių metų lapkričio 20 dieną. Mėly portalo iperlietuviai.lt įkūrėjai, skaitytojai ir rėmėjai. Sveikinu Jus su reikšminga sukaktimi. Portalo iperlietuviai.lt 20-mečiu. Jūsų iniciatyva per šios metus tapo daugiau nei informacijų portalu. Sukūrėte erdvę, kurioje susitinka Italijoje gyvenantys lietuviai ir kuri padeda tautiečiams išlaikyti glaudų ryšį su kaimyne bei vieni kitais. Tai jūsų kūrybiškumo ir bendruomeniškumo liudijimas. Jūsų aktyvus įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą bei įvairias pilietinės iniciatyvas, nuolatinis Lietuvos ir Italijos ryšių puoselėjimas rodo, kad ir užsienyje galima būti aktyviais ir atsakingais piliečiais, savo tėvynės ateities kūrėjais. Gyvename didelių geopolitinių iššūkių ir sukrėtimų laikais. Todėl itin svarbu dar labiau vienyti mūsų pastangas, siekiant tuos iššūkius atremti. Šią savaitę skaičiuojame jau per 1000 dienų nuo brutalios Rusijos agresijos prieš mums artimą Ukrainą pradžios. Dėkoju už jūsų lig šiol teiktą paramą Ukrainai, kuri kovoja ne tik už savo, bet ir už Lietuvos bei kitų demokratinių valstybių laisvę ir prašau toliau tęsti šią veiklą. Dėkoju Jums už prasmingą misiją, už tai, kad įkvėpėte Italijos lietuvius išlaikyti savo tapatybę, garsinate Lietuvos vardą ir stiprinate ryšius su tėvyne. Linkiu, kad ši sukaktis suteiktų įkvėpimo ir taptų naujų iniciatyvų pradžia, o iperlietuviai.lt dar ilgai išliktų vienybės, atvirumo ir kūrybiškumo simboliu. Gabrielius Landsbergis, laikinai einantis Užsienio reikalų ministro pareigas. Dabar kviečiu Seimo narę, naujojo pasaulio lietuvių apygardos atstovę, neseniai išrinktą Dalią Asanavičiūtę. Mielosios ir mielieji, visų pirma, tai sveikinu su šitą nuostabia sukaktim. 10 metų yra nedaug, bet iš tikrųjų jau jūsų patirtis verta ne tik dėmesio, bet verta tikrai didžiausių pagirų žodžių dėl to, kad per tuos 10 metų ištobulėjo, pasidarėt rimtų portalų. Bet aš galvoju, kad negalima sustoti ties pasiekta tobulumo riba. Reikia ieškoti dar kitų formų, dar kitų išraiškų ir dar kitų kanalų, kaip skleisti žodį. O šitas žodis yra labai svarbus. Šitas žodis yra visų pirma apie diasporą, visų pirma apie tai, ko Lietuvoje, pripažinti, ne visada supranta ir ne visada pajaučia. Ir jūs darot milžinišką darbą ta prasme, kad parodome, kokia įvairialypė yra diaspora. Ne tik Italijoje. Jūs rašote ne tik apie Italiją, jūs rašote apie platesnį diasporos žmonių ratą, apie įvairių šalių diasporą, nes mes puikiai žinom, kad įvairiose šalyse skiriasi ir yra savita ir su savo tradicijom.
Ir tą žodį labai svarbu skleisti. Ir aš norėčiau jums gimtadienio progą, jubiliejaus progą padovanoti laisvę. Nes žiniasklaida man visai yra apie laisvę, tiesą ir pagarbą. Laisvę kalbėti tai, ką galvoji, bet kalbėti tiesą. Nes aš galvoju, kartais tiesą yra labai daug sunkiau pasakyti negu melą ir daug lengviau pasakyti, daug sunkiau pasakyti negu būti laisva, kalbėti bet ką. Tai aš tikrai labai linkiu, kad jūsų kalbėjimas, merginos, ir ačiū labai Agnė, Simas Nėra ir Dabadaiva, Margarita ir dabartiniai merginų komandai, kad jūs labai tikite tuo, ką darote. Aš įsivaizduoju, labai sunku daryti, kai neturi tam resursų pakankamų, galbūt net ir palaikymo pradžioje net tokio nebuvo, bet jūs labai tikite tuo, ką darote, o tikėjimas, viltis ir tiesa visada eina kartu. Tai jums linkiu tikėjimo, vilties ir laisvę sakyti tiesą. Drąsiai, nebijant ir suprasti, kad jūsų tokia yra misija. Tai dar kartą labai sveikinu, aš tikriausiai duosiu gal Aną arba Neringa. Ana turi kitas pareigas dabar. Ir tikrai noriu pasveikinti su šituo nuostabiu formatu, nes šitas žiniasklaidos forumas yra iš tikrųjų labai ypatingas. Nesu girdėjus, kad kas nors tokį darytų. Tai jūs esate kaip visada pionieriai tam tikros srityje. Nekalbant apie Ramunę, kur draugai šitą 15 metų jau gyvuoja, tai čia nebesusilyginsi, ar ne, Amerikoje, bet jūs esate tikrai pionieriai ir visada iš jūsų galima laukti įdomių, naujų dalykų. Tai kūrybingųjų metų. Ačiū labai, Dalia. Dabar kviečiu Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkę, atvažiavusią iš Vokietijos, Dalia Heke. Labas rytas, mielieji, labas rytas, gerbiama ambasadorė, miela Lietuvos Respublikos Seimo narė, gerbiama Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, užsienio reikalų ministerijos atstovė, iš tiesų iš Atlanto, miela Ramunė, mieli gerbiamas kunigė, iš tiesų esame Romoje, mieli broliai, mielos sesės čia Italijoje, gerbiami pasaulio, dar drįstu teikti, lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių žiniasklaidos atstovai. Žinau, kad bus ir iš Vokietijos informacijų atstovai. Tai, mielieji, be galo džiaugiuosi ir sveikinu jau gerbiamą ambasadorę, gerbiamą viena dalia, kita dalia jau iš tiesų išsakė. Koks sutapimas, jūsų tokia dalia. Ir be galo džiaugiuosi. 10 metų lygtais, lyginant su draugu, kuris jau švenčia 115 metų, lygtais yra mažai. Bet tuo pačiu nuoširdžiai mielosios moteris, gaila, irgi atrodo dominuoja, sveikinu jūs, kad jūs ryžotės, gerbiamą Agnę, dar kartą pasirodyti, jei paplokit, turi tą idėją. Gerbiamą Neringą, jūs plokite, iš tiesų, ir noriu pasidžiaugti, kad visas šitas mūsų žiniasklaidos tinklas, tai yra tas networkas, yra jėga. Tai yra jėga, kuri iš tiesų telkia lietuvius, kaip Seimo narė sakė, atskleidžia mūsų gyvenimus, kuri iš tiesų dokumentuoja, tai mūsų kaip ir archyvas iš tiesų, na ir informuoja apie tai. Ačiū Jums už tai. Tai Jūs esate mūsų jėga pasaulyje, tas tinklas. Visi leidiniai, portalai ir drįstu teikti tikriausiai vienintelis 10 metų švenčiantis, bet dabar šiuo metu toks aktyvus veikiantis ir dar Europoje, tai yra jūsų portalas sukurtas, tai yra socialinės medijos, žinau, kad yra atstovų, bus atstovai iš Lietuvos, tai tas, kas kuria, kaip sakyt, nuomonę formuoja ir Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir tai turinio kūrėjai, jums visiems dėkoju nuoširdžiai. Na ir sveikinuosi,
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vardu ir taip pat noriu šiek tiek pasidžiaugti, nes Pasaulio lietuvių bendruomenė nuo 63 metų, tai yra drįstu teigti po draugo, tas vienintelis leidinys išlikęs gyvas, kaip matot, galime dar prisiliesti. Vienas likęs buvo 12 numerių per metus, mėnesinis buvo po to 10, likęs vienas, gal grįšime nebe prie metraščio, bet vėl prie 2 numerių. Tai yra ir mes Pasaulio lietuvių bendruomenė tą tradiciją tęsėme. Ir aš tiesiog tikiuosi, kad tai liks. Ir labai nuoširdžiai noriu padėkoti dar vienam asmeniui Pasaulio lietuvių bendruomenės viešųjų reikalų komisijos pirmininkei Aurelijai, kur iš tiesų ačiū už šitą diasporos žiniasklaidos forumo idėją. Aš tikiuosi, kad ši idėja toliau tęsis, nes mums tą tinklą, mums reikia stiprinti mūsų pajėgas, mums reikia iš tiesų būti daugiau matomiems ir vieni kitus pažinoti. Kreipiuosi, turiu kelis prašymus, tai pradėsiu gal užsienio reikalų ministerijos. Iš tiesų, būdavo anksčiau seminarai, vieną kart metuose Lietuvą sukviesdavo žiniasklaidos atstovus iš visos diasporos, tie kas yra. Australijoje dar turime, Kanadą iš tiesų reikia būtinai paminėti. Tęskite ir jūs, kvieskite mūsų Lietuvą, o kodėl sakau mūsų apie save asmeniškai, nes iš tiesų, kad kažkada man irgi teko vadovauti viešųjų ryšių komisijai Pasaulio lietuvių bendruomenėje ir tą patį Pasaulio lietuvių žurnalą, tempti tos 10 numerių per metus buvo labai nepaprastas iššūkis iš tiesų. Na ir noriu dar kartą paprašyti dar kelių dalykų. Kaip žinote, Lietuvoje šiuo minutėmis yra rašoma vyriausybės programa. Iš tiesų, kaip žinote, buvusi vyriausybė, gerbiamas ministras kreipėsi į jūs, ką tik iš tiesų didelį dėmesį skiria diasporai. Tai aš norėčiau jūsų paprašyti, kadangi profesionalai esate susirinkę, suformuojam iš tiesų ir pateikiam, turim keletą parų, būsimo ministerijom, ministrams iš tiesų mūsų diasporos pagrindinius kertinius iššūkius ir ką turėtų valstybė įsitraukti į programą. Programai užtenka, tai yra tik popierius, bet iš tiesų tai turi būti kaip kelrodė žvaigždė. Vis dėlto trečdalis Lietuvos tautos, norim, nenorim, patinka, mums nepatinka, gyvena už Lietuvos ribų. Ir mes tai deklaruojame Pasaulio lietuvių bendruomenė, ir jūsų portalas iš tiesų žiūri vis Janą, šalia stovi. Beje, Ana yra vyr-redaktorė Pasaulio lietuvių žurnalo, čia yra visos moteris turi keletą funkcijų, dar kartą irgi dėkoju. Bet iš tiesų tai formuojame mes, portalai, žurnalai, iš tiesų irgi nuomonė. Bet jūsų prašau, kad suformuojame, perdodam Lietuvoje esantiems ir šią programą rašantiems žmonėms mūsų diasporos pagrindinės mintis. Kad aš labai tikiuosi, žiūriu Seimo narę, kad ir ši vyriausybė 15 punktų buvo, kad gal tęs, gal dar tobulins, gal bus dar geriau. Bet iš tiesų bent jau, kad daug dievė liktų tiek, žiūri kunigą. Daug dievė, kad liktų bent jau 15 punktų iš tiesų. Taigi, mėlyjeji, dar turiu paskutinį prašymą. Pasaulio lietuvių bendruomenė 25 metais iš tiesų turės keletą labai svarbių, įdomių formatų, renginių. Labai prašau pasakoti, skleisti žinią, nes per mažai Lietuvoje žino ir apie pasaulio lietuvius, apie Lietuvos diasporos žmonės. Informuoti, nes mes esam šiais laikais pasiekiami, Ruslanas pasakojo, prieš daug metų turėjo radiją. Kaip viskas keičiasi, technologijos keičiasi. Aš prieš 33 metus, kai atvykau į Hamburgą, mes susirinkdavom keistis informaciją, laikraščius dalindavom, nes nebuvo kitaip pasiekti, mes negalėjom skraidyti, tai dažnai keičiasi technologijos. Taip pat reikia nepamiršti, kad dirbtinis intelektas jau yra mūsų, kaip sakyti, gyvenimuose, kaip mes tai toliau išnaudosime. Apie tai šnekėsim tikriausiai foną. Taigi, tai labai prašau, Pasaulio lietuvių bendruomenė bus Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas, bus Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vasarą 25 metais ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 18 Seimas. Labai prašau jūsų, labai kviečiu skleisti žinią. Ir skleisti gerą žinią, skleisti pokytį apie pasaulio lietuvių bendruomenę, apie gyvenančius lietuvius, kūrenčius pasaulyje ir būti tas gyvas žodis. Gyvas tai reiškia spausdintinas tikriausiai, tas gyvas žodis, kuris, aš nežinau, Australijoje greitai pasiekia Lietuvą, arba jūsų portalas tikriausiai yra dabar jau tas gyvas žodis diasporos praktiškai, jūs jau dominuojate praktiškai. Taigi, mielosios, dar kartą atsistokit, dabar šio aktyvas. Ir aš jums perduosiu irgi mažą dovanėlę, bet saldžią dovanėlę. Iš tiesų, tikrai juosite.
Lietuvos Respublikos Seimas sveikina. Taigi dar kartą Ana, Neringa, Elzė ir Aurelija. Ačiū labai, Dalia. Iš tikrųjų, mūsų laikas sveikinimams jau eina į pabaigą, bet negaliu nepakviesti labai trumpam žodžiui Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkę Elzę Dinelio. Visiems labai daug. Gerbiamos Dalios pasakė tikrai daug. Išsamei palinkėjo, pasidžiaugė, padėkojo. Ministras persiuntė labai nuostabią žinutę, kuri iš tikrųjų skatina ir eiti pirmyn. Tai mano Italijos lietuvių bendruomenės vardu norėčiau tik tai padėkoti. Padėkoti žmonėms, kurie pradėjo, pasėjo sėklą. Nuo idėjos, tie, kurie tą kūdikį, kaip ambasadorius sakė, mylėjo, maitino, augino. Tam reikia labai daug energijos, labai daug entuziazmo, labai daug jėgų. Tam matau tikrai, nes tarp darbų, tarp savo gyvenimo reikalų, sėdi ir naktim, bet tą darai dėl ko? Nes tuo tiki, kad yra svarbu ne tik tau pačiam, bet kad ir aplinkiniams. Taip kad tikrai labai noriu padėkoti kiekvienam, nes prie kiekvieno projekto, prie šito, prie kitų, kiek daug buvo gyventi, dirbo tikrai daug žmonių. Ne visi gal buvo įvardinti, ne visi yra matomi. Tai tikrai nuoširdžiai dėkoju kiekvienam iš jūsų už tai, ką darote, už tai, kad skleidžiate žinią, už tai, kad mylite Lietuvą. Ir linkiu portalui toliau gyvuoti, toliau semtis vieni iš kitų, nes turime vieni kitus išpalaikyti. Vieni kitus stumti, traukti, gal kaip nukrentant, tai duoti ranką, atsistoti ir eiti kartu. Tai linkiu visiems būti vieningiams ir visi draugiškai eiti vieno tikslo link. Tad ačiū kiekvienam ir linkiu šiandien tokios prasmingos, draugiškos idėjų vieni iš kitų pasimokymo dienos. Ačiū labai. Ir aš labai tokia smulkmena čia. 3 merginom, kurios, kaip sakyti, nemiega naktim. Tai energijos gavau kad būtų energijos. Ir kviečiu mūsų portalo vyriausią redaktorę, kuri prie jo jau dirba daugiau negu 4 metus, Neringa Butytė. Sveiki visi, esu Neringa, portalo lietuviai redaktorė dabar ir tikrai labai džiaugiuosi, kad esame čia, Romoje. Dėkoju labai ambasadoriai, kad mus priėmė taip šiltai ir visiems atvykusiems taip padėkoju ir už Atlanto, turime svečių, kurie atvyko ir pasidalins mumis šiandien daug ilgesnė darbo diasporos žiniasklaidoje patirtimi. Dėkoju Agnijai, kuri šį portalą įkūrė, Simos dėja nėra ir davė pradžią visam tam. Dėkoju visoms mūsų bendradarbėms, kurios yra išsibarstę po visą Italiją nuo Sicilijos iki Venecijos, kurių čia šį kartą nemažai turime taip pat atvykusių. Bendruomeniai, kuris mumis labai gražiai bendradarbiauja, mums teikia žinias, be bendruomenės mums būtų tikrai labai sudėtinga dirbti. Dėkoju savo dabartiniam kolektyvui, ar ne, Anai, Aurelijai, Elzei, Daivai, kuri, kuomet buvo portalo redaktorė, davė mums tos labai didelės energijos, tiesiog įkvėpti, daryti tuos labai svarbius ir reikšmingus darbus, kuriuos mes ir stengiamės vykdyti, kiek galėdami. Ir manau, kad simboliškai iš dalies, kad esame šiandien Romoje, nes nors mūsų portalui tik 10 metų, bet Vatikano radijo lietuviškoji redakcija
veikia jau daugiau kaip 80 metų. Ir čia yra ir Saulius Kubilius, kuris mums papasakos apie visą Vatikano radijo lietuviškosios redakcijos istoriją. Jis taip pat mums sakė, kad portalas lietuviai taip gyvuoja tik 10 metų, tačiau Italijos lietuviai žinia apie Lietuvą Italijoje skleidė jau gerokai seniau, ar ne, ir buvo leidžiami ir naujienų biuleteniai ir panašiai, taigi ta diasporos žiniasklaida čia veikia dar anksčiau. Ir šiandien minime taip pat ir Lietuvos kariuomenės dieną, tai aš norėjau pasakyti, kad aš manau, kad visi žiniasklaidos atstovai, dirbantis ir Lietuvoje, ir diasporos, taip pat žiniasklaida galbūt net ypatingai, ne, mes esame tam tikri kariai. Tie, kurie neturi ginklą, galbūt rankoje, bet turi laisvą žodį. Ir mūsų pagrindinis ginklas būtent yra laisvas žodis, rašiklis, dabar kompiuteris, bet būtent tais laikais, kai Lietuva buvo okupuota, diasporos žiniasklaida suvaidino labai svarbu vaidmenį, nes būtent tikras laisvas žodis į Lietuvą pasiekdavo iš užsienio. Aš atsimenu, mano močiutė klausydavosi Amerikos balso ir Vatikano radijo lietuviškų laidų, tai tikrai negalime paneigti diasporos žiniasklaidos svarbos ir šitas forumas, kurį mes norėjome organizuoti, jau kurį laiką apie tai mąstėme, tai manau, kad tikrai yra labai reikalingas ir nesu girdėjusi, kad toks kada nors būtų vykęs, tai manau, kad čia mes galbūt pradėsime labai gražią tradiciją, kuri toliau bus galbūt tęsiama, ar ne, galbūt Lietuvoje ar kitose šalyse. Ir būtent dėl to, kad iš tikrųjų labai svarbu ir ypatingai labai svarbu dabar, kai mes turime tiek daug įvairių geopolitinių iššūkių ir kai, iš istorijos turime mokytis, ar ne? Tai mes turime mokytis šiandien iš tų diasporos atstovų, kurie sovietų okupacijos laikais apie Lietuvą skleidė žinią tikrą laisvą žodį, kad galėtumėm tęsti jų darbus, jeigu to prireiktų ateityje. Tai labai visiems dėkoju, čia galbūt gal neatkreipėt dėmesį yra lietuviškos Italijos žemėlapis, tai yra vienas iš mūsų turbūt svarbiausių portalo projektų, kur yra sužymėtos su Lietuva susijusios vietos Italijoje. Ir čia yra ir šio žemėlapio kūrėja, vizualų kūrėja architektė Vilma, kuri šį žemėlapį merginos Nerija, Kristina, kitos merginos, kurios rašė straipsnius apie šitus objektus, kuriuos galite suprasti net ir pagal šitos QR kodus. Tai irgi buvo tam sukurta labai didelė komanda. Tai sakau, čia vienas iš projektų, bet mes tų projektų turime įvairių. Ir tai yra pavyzdys, kaip mes galime susijęti, kaip mes galime garsinti Lietuvą Italijoje ir taip pat padėti sužinoti Lietuvai apie tai, kuo mes čia gyvename, kokius ypatingus žmonės turime, kad Lietuvoje galbūt nebūtų žiūrima kaip į diasporos atstovus, kaip į, galbūt jau to nebėra, aš tikiuosi, kad to nebėra kaip į kažkokius tai žmonės, kurie pabėgo, išdavė Lietuvą, ne? Kad mes iš tikrųjų čia stengiamės puoselėti lietuvybę ir saugoti tuos ryšius įvairiais būdais, ne? Turime dar daug iššūkių, turime dar traukti, tikrai žiūrėdami į draugo ilgiausiai leidžiamo lietuvių laikraščio istoriją ir tiek į Vatikano radijo lietuvišką redakciją, matome puikius pavyzdžius, kad tikrai turime kur paaugti, kur mokytis ir tikime sulaukti bent, priartėti prie jų garbingo amžiaus. Tai ačiū visiems ir gero forumo, tikiuosi, kad visgi praktiškai naudingas ir sužinosime tokių dalykų ir taip pat, kad įkvėps mūsų naujas darbams. Ačiū visoms, kas pasveikino, kas kalbėjo, kas dovanėlės. Labai puikiai pradžia mūsų forumo. Ir dabar pradedame forumą, pradedame nuo istorijos, nuo praeities. Nes iš tikrųjų dabar mes turime laisvę kalbėti, jau keletą dešimtmečių, bet tai buvo ne visada. Ir labai ilgą laiką lietuviškas žodis skambėjo ne Lietuvoje, o užsienyje, būtent užsienio lietuvių diasporoje. Ir apie tai mums daugiau papasakos ypatingas svečias. Tai jau virš 40 metų Vatikano radijo lietuviškoje redakcijoje dirbantis Saulius Augustinas Kubilius
kuris gimė Australijoje, bet jau labai ilgai gyvena Italijoje. Ir sužinojau, kad lygiai prieš 22 metus Saulius, būtent lapkričio 23 dieną, buvo išrinktas Italijos lietuvių bendruomenės atkurtos bendruomenės pirmininku. Taip, kad šiandien radijo lietuviška redakcija, kurioje dirba Saulius, jau veikia nuo 40 metų, 1940. Tai iš tikrųjų yra didžiulė istorija ir apie tai mums šiandien papasakos Saulius. Ačiū, Saulius. Dėkui, labai miela man čia su jumis būti ir dėkoju už kvietimą pasidalinti mintimis apie tą, ką žinome, galbūt esame užmiršę apie savo bendruomenės praeitį ir apie mūsų spaudos tradicijas, lietuviškos spaudos tradicijas Italijoje. Sveikinu it lietuviai su 10-uoju jubiliejumi. Tai yra didžiulis žingsnis ir turiu pasakyti, man miela sveikinti, kad mačiau ir kūrimosi etapus nuo pat pradžios. Ir kai Agnė perėmė iš Italijos lietuvių bendruomenės taikingų būdų Lituani.net ir pavertė, reiškia, Lituani.net. Ir Lituani.net iš tiesų nemaža dalimi yra susijusi su mūsų bendruomenės atsikūrimo. Faktiškai Lituani.net jau veikia prieš mūsų atsikūrimą. Ir buvo vienas iš priežasčių ar dingsčių, kodėl mes supratome, kad mes privalome susiburti, jau turim informacijos priemonę, kuri mums leidžia tą daryti. Tik patys buvom labai neveiklus ir neryžtingi. Ir paskui mes ir susibūrėme, reiškia, ir buvo išrinkta pirmoji valdyba, pradėjom veikti ir Lituani.net tiesiog Kęstučio Liobiko ir jo draugų įkurtas portalas tapo mūsų lietuvių bendruomenės pagrindiniu ruporu. Tai va, tai jei skaičiuotume nuo Lituani.net įkūrimo 1999 metais, tai iš tiesų it lietuviai turi tą garbę švęsti 25-uosius metus šiemet. Nu, spaudos tradicijos yra žymiai gilesnės ir turiu pasakyti, kad ruošdamas šiai paskaitai šiek tiek daugiau sužinojau ir pats apie dalykus, kurie mums nelabai žinomi. Reiškia, mūsų lietuvių bendruomenės atsikūrimas, įsikūrimas irgi kažkiek buvo susijęs su tokiais etapais, kurie rėmėsi ankstesnė lietuvių veikla, panašiai kaip lietuviai su Lituani.net. Tai mūsų bendruomenė įsikūrė formaliai 56 metais, tačiau prieš tai veikė draugija Lituanija. Ir ji buvo įkurta 1926 metais. Ir tai netrukus 100 metų. Tai esame viena iš seniausių lietuvių Jo, tai reiktų arčiau. Tai atleiskite. Aš kadangi pasiličiau paskaitą, kantrybės, prisėsiu. Yra ir šiek tiek nuotraukų, kurios lydės mano pranešimą. Šokinėsiu tarsi slalomas nuo aukšto kalno, tai vienur kitur. Diaspora jungia ištikimybę Lietuvai. Jos laisvės bei suverenumo geras lietuvis niekuomet neišsižadės. Tai yra netiesioginė citata, bet kažkiek priderinta prie šios dienos, reiškia, įvykio ir mūsų susitikimo. Tai yra iš mūsų draugijos Lituanija leisto laikraščio Lietuvių balso, pirmojo numerio,
1945 metų rugsėjo 8 dienos. Taigi, tai buvo laikai, kai po visą vakarų Europą, taip pat Italijoje, buvo tiesiog labai daug pabėgėlių iš Lietuvos, apie 70 000 žmonių, kurie buvo pasiskirstę po įvairias, pabėgėlių stovyklas, dipukais vadino, displaced persons, iškeldinti asmenys, ir jie tęsė spaudos tradiciją savo stovyklose panašiai kaip ir Lietuvoje. Tuo metu jau Lietuva buvo okupuota, 44 metai, jau prasidėjęs partizaninis karas. Turim prisiminti, kad ir mūsų partizanai kovodami irgi leido savo spaudą. Yra priskaičiuota, kad buvo leidžiama Lietuvoje apie 80 pavadinimų leidinių nuo 44 iki 53 metų. O vakarų Europoje, ypač Vokietijoje, apsistoję lietuviai, DP stovyklose išleido iš viso per 500 periodinių leidinių, ir tai buvo maždaug tame pačiame laikotarpyje, nuo 44 iki 55 metų. Tai jau vien šie skaičiai rodo, koks buvo didžiulis noras lietuvių reikšti savo gyvybės ženklus, liudyti, reiškia, savo buvimą ir vienas kitiem rodyti, kad toliau tęsia savo išraišką to prisirišimo prie Lietuvos, prie savo tėvynės, reiškia, vieni kitus drąsino neatitrūkti nuo savo kultūrinių ištakų, nepasiduoti nevilčiai ir neveiklumui. Taigi išeivių ryšys nors ir buvo labai drastiškai nutrūkęs ir žmonės nežinojo, kokie yra artimųjų likimai, tų, kurie ištremti į Sibirą, ar jie gyvi, žinojo apie vykusį pasipriešinimo karą partizaninį. Tačiau visi labai karštai tikėjo iš didžios meilės Lietuvai, vieni kitus drąsino, kad jie greitai sugrįš. Tačiau bėgo metai. Ir Italijoje buvo irgi apsistoję šimtai lietuvių pabėgėlių ir savo stovyklose jie leido savo spaudą. Čia pailiustruoju su mūsų... Jeigu norit kažką parodyti, tai sakykit, kurią... Gerai. Tai čia ir matom, Lietuvių balsas, pirmasis numeris, kuris buvo išleistas Romoje. Ir pirmajame numeryje redakcija apibrėžė savo tikslus ir pirmosius 2 numerius išleido ir pagrindinį vaidmenį atliko, dabar kai minim Lozoraičių metus, verta prisiminti Vincentą Matulaitytę Lozuraitienę. Ir galimas daiktas, kad vedamasis žodis, kreipimasis į skaitytojus buvo jos parašytas. Reiškia, Romos lietuvių draugija Lituanija Antrojo pasaulinio karo pabaigoje susidarė iš Romos senbuvių su draugijos steigėjų ir pirmojų pirmininku Juozu Macevičiumi priešakyje. Tai čia būtų Vincenta Matulaitytė Lozuraitienė iš 46 metų maždaug Romoje, kai išėjo šitas mūsų Lituanija draugijos laikraštis. Ir pirmininkas draugijos Juozas Macevičius. Tai reiškia, jie šitame leidinyje norėjo suburti Italijoje gyvenusius lietuvius ir į juos kreipdamiesi, reiškia, prašė, kad susibūrę jie palaikytų vieni kitų tėvynės meilės, savitarpius ryšius. Ir žadėjo teikti moralinę paramą ir, jeigu būtų reikalas, materialinę paramą. Tai visos šitos veiksmus Italijoje, Lituanija draugijos pačioje pradžioje, 26 metais, tai subūrė juos mūsų didžiai gerbiamas Voldemaras Vytautas Černeckis, kuris buvo mūsų ambasadorius Italijoje iki pat 39 metų, nepaprastasis pasiuntinys. Būtent jo iniciatyva buvo nupirkta ambasada Via Nomentana
Ir jis labai rūpinosi lietuvių studentų gyvenimu Romoje ir pasiūlė mintį įsteigti draugiją, kuri padėtų studentams, reiškia, čia ir bendrauti, ir jeigu reikia paramos iš vietos lietuvių. Ir kartu su Lietuvos buvusiu laikinuoju reikalų vedėjų atstovybėje prie Šventojo sosto Juozu Macevičiumi, jie įkūrė draugiją Lituaniją, o paskui, kai čia atvyko pabėgėliai, galima ir peršokti keletą Juozo šito iki jie įkūrė mūsų lietuvių balsą 45 metais ir tame pirmame numeryje buvo atkreiptas dėmesys į jau pasikeitusias aplinkybės pokarį atvykusius karo pabėgėlius. Buvo pažymėta, kad šio leidinio tikslas pakreipti trokštamo peno lietuvių dvasiai, trokštamo peno lietuvių dvasiai, užmegzti bei palaikyti tarpusavio ryšius su pabėgėliais iš Lietuvos, ugdyti lietuvių vienybę, stiprinti savitarpio solidarumą. Lietuvių balsas ėjo nuo 45 iki 47 metų. Iš viso pasirodė 17 numerių, Vincenta Matulaitytė Lozoraitienė redagavo pirmuosius 2 numerius, labai dažnai pasirodydavo spausdinami kitų Lozoraičių šeimos narių straipsniai, įskaitant Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir šeimos vyriausiojo sūnaus Stasio jaunesniojo straipsnį. Taigi, galim peršokti čia ponia Vincenta Lozoraitienė, Juozas Macevičius kairėje pusėje matosi, Romos lietuvių bendruomenė vasario 16-osios proga susirinkę. Dabar kelinti čia metai yra sunku pasakyti, bet apie 50-uosius metus. Vedamajame straipsnėje taip buvo išdėstyti naujojo leidinio tikslai. Žiaurus, vienas iš žiauriausių karų, nublojo pasaulį lavonais. Ir mūsų brangioji tėvynė nebuvo palikta nepaliesta. Žiaurus priešas bedievis užtvindė Lietuvos žemę geriausių jos sūnų ašaromis ir krauju. 100 tūkstančių lietuvių buvo priversti apleisti gimtąjį kraštą, ar tai išvežami, ar besigelbėdami nuo raudonojo teroro. Taip lietuvių tauta pasklido po visą Europą ir Aziją. Nemažas būrys lietuvių buvo likimo atblokštas ir į tolimąją Italiją. Čia vieningai su nuo seniau gyvenusiais lietuviais pamažu buvo pradėta tvarkytis ir dirbti. Darbas varomas gana plačia vaga. Tuo tarpu Lituanija draugija, derindama besireiškiančius sumanymus ir norėdama patenkinti įvairius pageidavimus, imasi iniciatyvos leisti mėnesinį laikraštėlį Lietuvių balsas, kurio tikslas bus pasiekti trokštamo peno lietuvių dvasiai, užmegzti bei palaikyti tarpusavio ryšius. Daug 100 tūkstančių mūsų tautiečių yra išblaškyti po svetimus kraštus, bet visus juos jungia ištikimybė savo kraštui, kurio laisvės bei suverenumo geras lietuvis niekuomet neišsižadės. Jei šis mūsų leidinys prisidės prie tokia prasme suprastos vienybės ir solidarumo kėlimo lietuvių tarpe, tai jo uždavinys bus pilnai išpildytas. Tai čia keli pavyzdžiai mūsų, reiškia, draugijos leisto laikraščio. Tai buvo ne vienintelis, Lietuvių balsas ne vienintelis Italijoje lietuvių žurnalas. Nuo 45 iki 47 ėjo Prošvaistė, leidžiama studentų Pizoje ir Turine. Monsos karo pabėgėlių stovyklos gyventojai leido laikraštį Liepsna, Redžio Emilijos lietuviai leido Aidą. Ir jau vien šie poetiškai skambantys 4 leidinių vardai yra tarsi veiklos programos raktažodžiai. Jie perduoda žinią apie tai, ko lietuviai pabėgėliai Italijoje siekė savo periodiniais leidiniais, pirmaisiais pokario metais, būti išeiviams Lietuvos balsas ir Aidas, Prošvaistė ir negęstanti Liepsna likimo tamsoje.
anuomet, kai šio šimtmečio pradžioje, kai mes pasiryžom atkurti Italijos lietuvių bendruomenę, mes nieko nežinojom apie draugijos Lituanija veiklą. Ir mes nežinojom net, kas buvo tie jos vadovai tuo metu. Dabar istorikų tyrimai ir archyvų suskaitmenimas, kitos aplinkybės labai padeda sužinoti daug daugiau tos mūsų istorinės praeities ir apie pagrindinius lyderius. Ir kaip minėta, apie Lietuvių balsą mes nieko nežinojom, koks buvo turinys, kas sudarė redakciją, kas buvo vadovai. Ir tikrai būtų galima, parafrazuojant Vincą Kudirką, sakyti, kad nebebuvo praeities, iš kurios semti stiprybės. Iš dalies tai įvyko todėl, kad pirmosios pokario bendruomenės, gyvavusios dipukų stovyklose, staigiai išnyko, nes kilo migracijos banga į užjūrius. Ir pabėgėlių stovyklos ištuštėjo, tremtiniai išvyko iš Europos į naująjį pasaulį, į Šiaurės, Pietų Ameriką ir Australiją. O Italijoje išgyveno vien tik tai Romos lietuvių kolonija ir prie Turino dar kurį laiką veikė lietuvių gimnazija. Taigi, lietuviai išgyveno tikrai kupiną neaiškumų dėl ateities laikmetį. Lietuvoje tęsiasi okupacija, įsigalėjo šaltasis karas ir visa tai uždavė naujus tikslus, naujas veiklos kryptis bendruomenėms ir vis dėlto spaudos tradicijos buvo tęsiamos. Lietuvių išeivijos spauda tapo vienu iš gyvenimo konstantų, be kurio tiesiog kaip DNA lietuviai tiesiog negalėjo gyventi. Reiškė savo, idėjas, planus, pranešė apie savo veiklą, apie užmojus ir diskutavo tos visus dalykus, norėdami išlaikyti gyvas tradicijas ir palaikyti ryšį, tiesiog neįmanoma ryšį su okupuota Lietuva, tokį dvasinį ryšį. Įdomus atvejis buvo iš migrantų keliavusių laivais į Australiją, reiškia apie 70-uosius metus. Atsiprašau, apie 50-uosius. Nuo 47 metų pradėjo keliauti lietuviai į Australiją, pavyzdžiui. Ir buvo bent vienas toks atvejis, kad laive keliaudami lietuviai su latviais, estais, vokiečiais, rusais, ukrainiečiais, lenkais leido savo leidinius, reiškia, tiesiog laive. Ir vienas, aš nežinau dabar tą nuotrauką, ar jinai kažkur pasiklydusi, ar aš nelabai čia pats, reiškia, laivas Pabaltijo vikingas keliavo į Australiją ir, atsiprašau, generolas Heinzelmanas keliavo į Australiją, o migrantai išleido laikraštį Pabaltijo vikingą. Ir jame jie davė suprasti, kad jie vyksta į naująjį pasaulį su didžiu uždaviniu. Reiškia, kad jei dalis pasaulio tikrai žino apie Baltijos tautų kančias, tai jie pasiryžę visiems kitiems be paliovos pasakoti apie savo kraštus ir tą baisią užklupusią tragediją tol, kol jų gimtieji kraštai atgaus laisvę ir nepriklausomybę. Ir kad pats laivas keliaujantis į naująjį pasaulį yra tarsi jų ryšys tarp nutolusios tėvynės ir naujojo prieglobsčio namų. Taigi, naujuose kraštuose pradėjo leisti naujus laikraščius, bet ne visur. Ameriką pasiekę lietuviai pabėgėliai, rado jau nuo seno, nuo 1909 rodos metų puikiai ėjusi laikraštį, savaitraštį, virtusi dienraščių.
Ir iš tikrųjų šiandien reikia pasidžiaugti, kad yra draugo vyriausioji redaktorė čia su mumis ir pasveikinti su 115 metų. Mažai prisidėjo. Ir draugas yra seniausias ir nuolat einantis, tebeeinantis diasporos lietuvių laikraštis. Ir tik 5 metus atsiliekantis nuo lietuvių spaudos atgavimo metų, tai atminkime, šiemet mename spaudos atgavimo 120-asias metinės. Taigi, Kanadoje, Australijoje, Pietų Amerikoje įsikūrusios bendruomenės, taip pat lietuviai likę vakarų Europoje, tęsi savo veiklas ir tikrai neatsiliko nuo savo pirmtakų dipukų stovyklose leidžiamais leidiniais. Ta galima labai paprastai patikrinti, yra portalas spauda.org, kuriame galima susirasti komplektus praktiškai visų užsienio lietuvių leidinių. Ir Kas administruoja? Lituanistinis centras Čikagoje berods. Prašom. Pakedensiu plunksnas draugui. Čia buvo draugo tarybos nario daktaro Jono Daugirdo iniciatyva. Man atrodo, prasidėjo prieš maždaug 7 metus. Tai trumpas intervalas. Neatsimenu kada, bet gal prieš kokius 6 ar 7 metus mūsų tarybos narys daktaras Jonas Daugirdas ėmėsi, reiškia, tokios kaip ir privačios iniciatyvos, jis rado jaunus žmonės ir su jų pagalba pradėjo skaitmeninti draugą. Ir praktiškai dabar yra suskaitmenintas beveik visas draugas, išskyrus tuos plaštelių, kad mes nerandame visą pasaulį. Ir tada jau gimė mintis skaitmeninti toliau visą išeivijos spaudą ir atsirado fondų pagalba ir prisidėjo Lituanistikos tyrimų institutas ir dabar tas procesas vyksta toliau. Ir viskas, kas suskaitmeninama, dedama ir į mūsų svetainę draugas.org, galima laisvai sklaidyti, ir į spauda.org, ir e-paveldas, man atrodo, turi, žodžiu, prieinama absoliučiai visiems visame pasaulyje. Ir, ką reikia pasakyti, tas procesas tęsiasi, bet jau nemažai tikrai tos išeiviškos spaudos suskaitmeninama. O kur pasaulio lietuvis čia? Ar aš nematau? Tai aš ir norėjau atkreipti dėmesį. Į pasaulio lietuvių pėdsakas yra, bet jis negyvas, jis nugaišęs, nežinau. Nėra pasaulio lietuvių? Ne, yra Mažvydo bibliotekos archyvuose. Taip, bet ir ten neįmanoma pasiekti. Nu, pabandykime. Nu, galim, taip, tikrai ne. Taip, šiek tiek pasaulio lietuvis visas yra suskaitmenintas iki 2020 metų, paskutinių metų taip nėra, ir yra nuoroda laisvai prieinama, galėsiu pasidalinti su visais. O adresas? Čia nėra, adresas yra būtent e-paveldas, man atrodo, yra. Tai aš galėsiu, man atsiuntė Mažvydo biblioteka, tiesiog nuoroda, visi leidiniai yra suskaitmeninti. Tik tais paskutinių numerių trūksta, tai dėl šito tarsimės. Aš jau persisęs. Tai va, čia spauda.org atlieka didžiulį vaidmenį, mums visiems yra per 60 leidinių pavadinimų ir tikrai yra atliktas didžiulis darbas ir kartu ir paveldas taip pat turi ypatingai daug mūsų, reiškia, Italijos laikraščių lietuvių balso komplektai yra paveldo portale. Taip, ieškojau ir nesuradau ir todėl galima jungtuoti. Čia pavyzdys, kaip atrodo šitas puslapis, kur galima pasirinkti metus ir skaityti, tiesiog skaityti to meto laikraščius ir aš trupučiuką su jumis norėčiau kai ką paskaityti, jeigu tai įmanoma bus. Reiškia, galim versti toliau. Va, čia
pasaulio lietuvis paskyrė dėmesį Kaziui Lozoraičiui, tai irgi buvo 2006 metais, rodos, čia. Taip, buvo mano interviu su Kaziu, tuo metu jis jau buvo Lietuvos ambasadorius prie Šventojo sosto. Mes kartu dirbom Vatikano radijo lietuvių skyriuje apie 10 metų ir mūsų kolektyvą sudarė 3 žmonės, tai buvo skyriaus vedėjas kunigas Vytautas Kazlauskas, Kazys Lozoraitis ir aš. Paskui išvykau į laisvą Europą, Miunchene, dirbau Laisvosios Europos radijuje, paskui parvykau atgal į Italiją, bet čia tik toks trumpas interliudas reiškia. Taigi, apie pasaulio lietuvių daugiau mes nebekalbėsim, išsiaiškinome. Taigi, už visų šitų leidinių yra begalės vardų žmonių, kurie su pasišventimu ir net lygintinai laisvalaikiu daug valandų skyrė tam, kad šie leidiniai, kiekvienas numeris pasiektų skaitytojus. Ir neįmanoma be abejo atsekti visų jų vardų, redaktorių, žurnalistų, leidėjų, rašytojų, spaustuvininkų, grafikų, fotografų, platintojų ir kitų. Reiškia, kaip pavyzdys to, kas buvo veikiama okupacijos metais užsienyje. Tai visos bendruomenės gyveno savo gyvenimus ir turėjo savo laikraščius, savaitraščius, jų buvo gyva begalė, bet ir laikraščiai buvo siuntinėjami į kitus kraštus, buvo galima prenumeruoti. Ir aš, kadangi gyvenau Australijoje, tai tiesioginį kontaktą turėjau su 2 pagrindiniais Australijoje leidžiamais savaitraščiais. Tai Sidnėjuje buvo mūsų pastogė, kuri tebeeina nuo 49 metų turbūt. Ir Tėviškės aidai, kuris buvo leidžiamas, reiškia, Melburne, katalikiškos krypties lietuvių savaitraštis, bet mes gaudavom ir spaudą iš kitų kraštų, pavyzdžiui, mano tėvai tai prenumeruodavo ir gaudavo iš Argentinos El Tiempo, Laiką, paskui iš Los Andželo Lietuvių dienas, iliustruotas, gausiai nuotraukomis iliustruotas žurnalas. Ir vienas iš tokių, sakykime, man kaip vaikui mėgstamiausių žurnalų buvo Eglutė. Tai buvo Amerikoje leidžiamas vaikams, puikiai parengtas pedagogiškai, reiškia, leidinys ir daug kitų žurnalų gaudavome. O be to mano tėvas Australijoje, Adelaidėje, būdamas vienas iš lietuvių katalikų parapijos steigėjų, prie parapijos įkūrė spaudos centrą, spaudos kioską, ir jis pats buvo per 40 metų lietuvių spaudos platintojas. Tai pas jį galėdavo prenumeruoti, užsisakyti, sumokėti prenumeratą. Tai nuo pat vaikystės iš visų šalių. Taip, žinoma, prenumerata brangiai kainuodavo, ypač iš užsienio. Bet, pavyzdžiui, vienas mano motinos sesuo, mano teta ir jos vyras prenumeruodavo Draugą ir turėdavo visą komplektą Draugo. Ir kadangi laikraštį negalėjo laikyti sustatytų, tai gulščiai, tai dėdės raštinėje buvo sukomplektuotas Draugas iki pat lubų, kaip koks nors totemas. Buvo labai didelis formatas. Taip. Ar išliko tas archyvas? Tai be abejo jis kažkur išlikęs, aš nežinau, koks jo likimas, bet manau, kad yra. Taip. Tai va, aš tik
parinkau kaip kelis pavyzdžius tik iš vieno Australijos laikraščio 60 metų viena data ir vienas numeris 23, kuriame galima, reiškia, pasiskaityti tokias įdomias žinias. Pasikalbėjimas su Vytautu Sidzikausku, Lietuvos Laisvės tarybos pirmininkas, pavergtųjų Europos tautų Seimo pirmininkas, vėliau Vliko, vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas. Paskui skaitytojo laiškas iš Naujosios Zelandijos apie Amerikoje leidžiamą žurnalą anglų kalba Lituanus ir tas žurnalas tebėra leidžiamas. Paskui vėl dėl sovietų agresijos prieš Lietuvą minint 20-asias Lietuvos okupacijos metinės diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio vyresniojo kalba. Taip kad iš spaudos galima susidaryti vaizdą, kokie klausimai labiausiai rūpėjo užsienio lietuviams ir kaip jie juos traktavo, koks buvo jų požiūris ir į okupuotą Lietuvą, ir į savo veiklas. Kas buvo svarbu, kas buvo prioritetiniai klausimai jų veikloje. Tai į klausimus atsakydamas Vytautas Sidzikauskas aiškina apie pažiūras į tolimesnę lietuviškąją veiklą. Lietuviškoji veikla už prieš okupuotos Lietuvos ribų yra politinė ir kultūrinė. Pirmoji bus tęsiama tol, kol sovietai bus priversti pasitraukti iš Lietuvos ir kol lietuvių tauta galės laisvai išrinkti valdžią ir pasirinkti politinę, ekonominę ir socialinę sistemą, kokią ji nori. Mūsų politinės veiklos tikslas yra nekintamas, gali keistis tik metodai ir priemonės, o kultūrinė veikla, kurios pagrindinis tikslas išlaikyti lietuvybę, išsaugoti mūsų tautinės kultūrinės vertybės svetur, bei didinti mūsų tautos įnašą pasaulio kultūros pažangai, turės būti tęsiamas tol, kol bus lietuvių gyvenančių už Lietuvos ribų. Tai yra pasaulio lietuvių bendruomenės garbingas ir šventas uždavinys. Gražiai pasakyta 60 metais. Amen. Ar ne? Taip. O kaip elgtis atžvilgių tų veikėjų iš Sovietų Sąjungos, iš sovietų okupuotos Lietuvos? Koks turi būti ir galimas bendradarbiavimas su jais? Tai Amerikos lietuvių bendruomenės taryba posėdžiavo ir priėmė tam tikrus sprendimus. Tai sprendimai priimti Amerikoje yra, reiškia, reflektuojami Australijos lietuvių spaudoje. Amerikos lietuvių bendruomenės centro valdyba 60 metų gegužės 25 dieną posėdyje apsvarsčiusi kultūrinio bendradarbiavimo klausimą su komunistinės valdžios bei minties reiškėjais pareiškė: tokio bendradarbiavimo su okupuotąja Lietuva negali būti apskritai, nes tai reikštų bendradarbiavimą su Maskva, primetusią Lietuvai savo režimą ir sukausčiusią joje bet kokį kūrybinį, kultūrinį reiškimąsi. Antra, taip pat negalimas bet koks bendradarbiavimas ir su lietuviškos kilmės komunistais Amerikoje, kurie būdami kurti ir akli dabartiniai Lietuvos ir lietuvių tautos nelaimiai, atsistojo Lietuvos okupanto kolonijinio imperializmo interesų pusėje. Ir trečia, jeigu Lietuvoje ir šiuo metu pasirodo kūrybinių pastangų bei laimėjimų, tai yra ne okupanto ir jo vietinių tarnų, bet kūrybinio tautos gajumo ir veržlumo nuopelnas. Todėl šis pasireiškimas nereiškia taip pat atsiribojimo nuo lietuvių kūrybinių pastangų ir laimėjimų prasiveržiančių pro okupanto priespaudą. Taigi visi Amerikos lietuvių rūpesčiai atrodo yra visai panašus, tolygus arba nusistatymą reflektuoja to, ko laukia ir kaip įsivaizduoja reikalus Australijoje gyvenantys lietuviai. Lygiai panašiai
šitie pranešimai buvo perduodami vienokiu ir kitokiu būdu ir kitų kraštų spaudoje. Europoje buvo likęs tik Europos lietuvis, bet ir jo pranešimais pasikliaudavo kitų kraštų laikraščiai. Reiškia, paskui labai populiarūs buvo skaitytojų laiškai, kuriuose buvo pasidalijama iš Lietuvos gautomis žiniomis. Kartais ir anekdotinės situacijos pasakojamos arba apie tam tikrus persekiojimo atvejus. Štai pranešimas apie sodo vietoje kolchozo tvartai. Amerikos Balfour reikalų vedėjas kreipėsi į lietuvius, darbininkų laikraštyje dalijasi su iš Lietuvos gautu vienos lietuvaitės laišku apie tos šeimos tragediją. To laiško autoriai saugumo sumetimais suteiktas Elenutės Ažbolaitės vardas. Taip kad tie visi rūpesčiai buvo bendri visame pasaulyje. Sauliau, truputį mes vėluojam, tai Vėluojam. galima... Nu, aš pasistengsiu. Dar pacituosiu, kaip diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis komentavo Lietuvos okupacijos įvykį praėjus 20 metų nuo okupacijos. Jis pažymėjo, kad sovietų smūgis prieš Baltijos valstybės buvo taikomas ne tik joms, bet visai Europai. Jis sudarė dalį sovietų plano sukomunizuoti Europai. Sovietų okupacinė valdžia Lietuvoje ketina minėti mūsų krašto pavergimo 20-ųjų metų sukaktį, bet šis sovietų įžūlumas tai galės priminti pasauliui nusikalstamą darbą, kurį Sovietų sąjunga padarė užpuldama Lietuvą ir tebedaro laikydama ją okupacijoje. Tam sovietų cinizmui mes priešpastatome įsitikinimą, kad teisė yra mūsų pusėje ir viltį, kad ateitis atneš mums teisės laimėjimą ir nepriklausomybės atstatymą. Tai tokie pamatiniai nusistatymai, kuriais lietuviai labai tikėjo iki pat 90-ųjų metų kovo 11-osios. Tokių publikacijų aibės vieni kitus palaikė diasporoje, ragino kiek įmanoma visais būdais demaskuoti okupantą, liudyti tvirtą tikėjimą, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma. Nors lietuviai pabėgėliai įsikūrė ne viename krašte ir net ne viename žemyne, diasporos spauda Lietuvos okupacijos metais jiems leido jaustis kaip priklausantiems vienai dideliai šeimai, vienos didelės informacijos erdvės nariais. Taigi, viena vertus stengtasi per spaudą palaikyti, puoselėti bendruomenės, jų lietuviškumą, sąmoningumą, kita vertus dėtos pastangos kitomis kalbomis informuoti kraštų visuomenės ir visų pirma vakarų politikus apie Lietuvos ir jo žmonių tragediją, priminti karinę okupaciją, raginti, kad jokių būdų nenusileistų sovietų režimo spaudimui pripažinti aneksiją. Šis nusistatymas buvo nuolat primenamas išeivių organizacijų pareiškimuose, jų atstovų susitikimuose su vietos politikais, per išeivių bendruomenių protesto akcijas, demonstracijas. Ir tam tikslui Blikas leido žinių biuletenį Elta anglų kalba ir rėmė panašiai pavadintus biuletenius kitomis kalbomis. Tad šią progą galima prisiminti labai veiksmingai Italijoje ir toliau už Italijos ribų pasireiškusią Elta Press Romoje, leidinį, kuris ėjo italų kalba nuo 54 iki 84 metų. Kasmet išleidžiama apie 10 biuletenio numerių italų kalba. Ir už Elta Press vardo slypi nepaprastai energingai, su nepalyginimu pasiaukojimu dėl Lietuvos darbaviesis prelatas Vincas Mincevičius. Čia tokia labai neryški nuotrauka, nežinau, ar įmanoma ją kiek nors išdidinti, jinai tokia istoriškai įdomi.
pagal kurią prelatas Vincas Mincevičius stovi kairėje pusėje, žvelgia tiesiai į fotoaparato objektyvą. Jis čia dalyvauja Italijos ministro pirmininko, vieno iš ES kūrėjų Alcide De Gasperi laidotuvėse. Tai buvo prieš 75 metus, kaip tik suėjo metinės. Ir jis atstovavo Lietuvą, atstovavo Vliką šitose De Gasperi laidotuvėse. Ir jis ten pirmoje eilėje yra su 3 labai svarbiais Italijos Respublikos veikėjais. Arčiausiai jo centre, karstas matosi apačioje, De Gasperi. O ten priešais yra Luigi Einaudi, Italijos Respublikos prezidentas, kurį Mincevičius karo metu vedė per žaliąją sieną iš Italijos į Šveicariją. Už jo stovi trečiasis Italijos Respublikos prezidentas, kuris tuo metu buvo Senato pirmininkas, Gronchi. Atsiprašau, jis buvo atstovų rūmų pirmininkas tuo metu. Ir dar už jo stovi Senato rūmų pirmininkas, kuris laikinai ėjo prezidento pareigas. Tai čia su 3 prezidentais, su kuriais Mincevičius turėjo asmeniškų ryšių. Ir su to pačiu Alcide De Gasperi, su kuriuo jisai palaikė ryšius, rašydavo memorandumus, iš kurio vasario 16-osios proga gaudavo sveikinimo laiškus. Taigi, pagrindinis diasporos, va čia Eltapres keli pavyzdžiai italų kalba leisto biuletenio, jis buvo siunčiamas ir į Vatikaną, į Italijos politikams. Aš taip ir nežinau, koks buvo šito leidinio tiražas. Bet dalyvavau rengiant išsiuntimą paštu ir prisimenu, kad būdavo krūvos sudėliotos pagal vieną pašto tarifą siuntimui į Italiją, o pagal kitą pašto tarifą siuntimui į užsienį. Ir už Italijos ribų buvo siunčiama apie 400-600 Eltapres leidinių kas mėnesį. O kiek į Italiją, aš taip ir neturiu supratimo. Taigi, pagrindinis diasporos žiniasklaidos vaidmuo atiteko spausdintam žodžiui, nors kai kuriuose bendruomenėse buvo rengiamos radio programos. Kartais savaitinės, dažniausiai savaitinės, kai kur kasdienės, kaip kad Čikagoje vėl užsienio lietuvių sostinėje Margučio radijas. Nebeeina, nebetransliuoja Margutis, ne. Tai va, apie 80 mečius Margučio radijas transliavo kasdien programų trukmė nuo 15 minučių iki 1 valandos, paskui kai kuriomis savaitės dienomis net iki 2 valandų programa būdavo. Aš sėkiai lankiausi pas tetas gyvenusias Čikagoje ir kasdien, reiškia, prie Margučio radijo tam tikrą valandą jau tiesiog šventas dalykas būdavo klausytis radio laidų. Ir taip, toks liko įspūdžiai. Vienu metu Čikagoje veikė net 5 lietuvių radio programos. Kaip žinia, iš laisvojo pasaulio į okupuotą Lietuvą žinių programas trumposiomis bangomis transliavo Amerikos balsas, galima irgi kažkokia čia viena kita nuotrauka, Laisvosios Europos radijas, Vatikano radijas, Romos radijas, kurį finansavo Italijos vyriausybė, ir tai buvo RAI International, ir Madrido radijas. Visos šios radio stotys buvo atspindinčios tų kraštų, Amerikos, Vatikano, Italijos, Ispanijos politiką, o ne diasporos lietuvių veiklas. Tačiau šių programų egzistavimas buvo lietuvių ir kitų sovietų engiamų kraštų diasporų politinis laimėjimas. Pavyzdžiui, labai simboliškas, tačiau reikšmingas buvo 1984 metais, kai Amerikos vyriausybė ėmė sprendimą pakeisti Miunchene Laisvės radio lietuvių, latvių, estų redakcijas, kurios formaliai buvo transliuojančios į Sovietų Sąjungą,
perkelia į laisvąją Europą, atspindėti tai, kad jos yra okupuotos šalys ir kad faktiškai priklauso prie tų programų, kurios transliavo programas į rytų Europą. Tai šitas sprendimas, kuriuo buvo pabrėžtas Amerikos deklaruojamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos nepripažinimas, jis buvo priimtas atsižvelgiant į diasporos lietuvių išeivių, lietuvių organizacijų reikalavimus. Savaime suprantama, kad užsienio radijo programų turinyje būdavo pranešama ir apie kai kurios diasporos lietuvių gyvenimo įvykius, tačiau programos nebuvo skirtos diasporos lietuviams, o klausytojams okupuotoje Lietuvoje. Ir išskyrus Vatikano radiją, jų vaidmuo diasporos lietuvių periodinėje spaudoje ar diasporos bendruomenių gyvenime buvo marginalus. Vatikano radijo laidos buvo tam tikra išimtis. Vatikano radijo redakcija per eilę metų, dešimtmečiais, nuo maždaug 50-ųjų iki 90-ųjų metų, žinių tekstus religiniais, bažnytiniais, Vatikano gyvenimą liečiančiais klausimais siųsdavo keliems lietuvių diasporos laikraščiams. Tarp jų ir Draugui, Darbininkui, Tėviškės žiburiams Toronte, Tėviškės aidams Australijoje. Ir su šitais laikraščiais buvo palaikomas neoficialus toks bendradarbiavimo ryšiai. Didesnė dalis šių laikraščių pranešimų iš Romos apie bažnyčios gyvenimą, apie Vatikano įvykius buvo kartais palydimi akronimu LRTV, Lietuvių radijo tarnyba Vatikane, nors formaliai tokios tarnybos niekad nebuvo. Čia buvo tik norima pabrėžti, kad Vatikano radijas turi savo transliacijas, bet siunčiamos žinios priklauso vien tik tai lietuvių redakcijai. Taigi, diasporos žiniasklaida okupacijos metais tapo galingų ginklų Lietuvos laisvės bylos balsu laisvajame pasaulyje. Diasporos žiniasklaidos veikėjai ir vadovai su lietuvių bendruomenėmis veikia labai pasiaukojančiai, siekdami sugrąžinti Lietuvai laisvų, nepriklausomų, demokratinių valstybių šeimą Europoje ir visuomet liko ištikimi siekiui atkurti laisvą, suverenę, nepriklausomą Lietuvą. Pasibaigus okupacijai, atkūrus nepriklausomybę, pasikeitė diasporos žiniasklaidos uždaviniai, o dabar, kaip matome, Rusijos karas prieš Ukrainą ir kiti Lietuvai nepalankūs geopolitiniai poslinkiai meta naujus iššūkius diasporos žiniasklaidai ir jie skatina organizuotis ir burtis. Būti budriems, ypač dabar, kai tam tikri poslinkiai Lietuvoje, kai kalbama su didelė neatsakomybė arba panaudojami labai užgaulūs žodžiai ir kai visas pasaulis žvelgia į mus ir mes patys turim suvokti, kaip čia gavosi, kad tiek daug neapykantos kalbos dabar atsiranda tiesiog mūsų politikoje ir mūsų politinėje valdžioje. Aš norėčiau šios savo žodžius pailiustruoti citata, vėl grįžtant prie Lituania žurnalo Lietuvių balso, apie svarbą ir net prievolę savo darbais ir elgesiu liudyti pagarbą savo tautai. Reiškia, kad labiau valdytume liežuvį ir žiūrėtume, kad tas paleistas žvirblis negrįžtų jaučių, kaip sakoma. Ir čia radau tokį
Vincentos Matulaitytės Lozoraitienės įžvalga pirmajame numeryje iš mūsų laikraščių galima, o čia keli vaizdai ponios Lozoraitienės. Ir čia tokia citata, kurią jinai mini ir pakomentuoja. Ir tuom aš baigsiu. Lietuvi, kur bebūtum, ką beveiktum, visur ir visuomet atsimink, kad pagal tavo darbus ir elgesį sprendžia apie visą mūsų tautą. Taigi, aukštai laikyk savo tautos garbę. Nežinau, net kas tuos žodžius parašė. Radau juos laikraštėlyje Žinynas, kurį leido gyvenantieji Vienoj lietuviai. Perskaičiau ir susijaudinau, nes prisiminiau, kad atsisveikindama ir bučiuodama savo vaikus iš ryto, kurie buvo priversti lankyti svetimas mokyklas, dažnai sakydavau, atsimink, kad atstovauji Lietuvą. Tavo draugai nepažįsta nei mūsų krašto, nei mūsų žmonių, todėl sprendžia apie juos iš tavo elgesio. Kiekvienas netinkamas tavo veiksmas ar pasakymas atkreipia į tave kelias dešimtis nustebusių akių, kurios lyg klaustų, ar tai taip pas jūs elgiamasi. Turbūt ir mūsų pačių nuomonė apie kokį kraštą darė neigiamos įtakos to krašto atskirų žmonių elgesys, net ir apie didelės valstybės, apie kurias esame daugiau girdėję, susidarom nuomonę iš jų kareivių ar šiaip piliečių, kurios matome užsienyje. Jo labiau savo krašto, kaip mūsų žmonės, privalo savo tautos garbę laikyti ir nešti aukštai. Čia buvo Vincentos Lozoraitienės žodžiai iš 1945 metų Romoje leisto leidinio Lietuvių balsas. Ačiū labai, Sauliau, iš tikrųjų už tokį labai išsamų pranešimą ne tik apie Italijos diasporos žiniasklaidos istoriją ir ypatumus, bet ir apie visą pasaulio. Dabar turime keletą minučių klausimams. Jeigu kas nors nori užduoti klausimą Sauliui, galbūt kažką detaliau, kad papasakotų, bet tik keletą klausimų, nes turime nedaug laiko, tai jeigu kas nors nori kažką užduoti, galite užduoti dabar. Kol mąstot, tai aš norėjau paklausti, Sauliau, jūsų žiniomis, ar tie laikraščiai diasporos lietuvių žiniasklaidos arba radio laidos, ar jie kažkaip pasiekdavo Lietuvą, tarkime, nežinau, siuntiniuose tie laikraščiai, arba buvo kažkokios radio bangos kažkur prie sienų, kur galima buvo klausytis, ar tai galėjo klausyti tik užsienyje žmonės? Tai visų pirma, tai buvo skirti užsienio ir užsienio lietuviai jos skaitė savo spaudą. Nebuvo galima siūsti užsienio spaudos į Lietuvą. Be jokios abejonės Lietuvos saugumas kažką rinkdavo ir kažką turėdavo, būdavo uždari fondai, kur kai kas prieidavo galbūt ir galėdavo pasiskaityti, bet tai buvo tiesiog, mes buvom liaudis priešai Lietuvos atžvilgiu. Okupuotus Lietuvos, Sovietų Sąjungos okupuotus Lietuvos atžvilgiu. Iš Lietuvos buvo skleidžiama tam tikra dezinformacija, sakykime taip, veikė Lietuvių draugija su leidiniu Gimtasis kraštas, kurį gaudavo žmonės visiškai jo neprenumeravę. Ir tame leidinyje buvo paišoma, reiškia, gražios sovietinės Lietuvos, reiškia, idėja ir tai buvo priemonė, kurią sovietinė valdžia Lietuvoje, okupacinė valdžia atsiliepdavo į užsienio lietuvių spaudą arba spaudos veikėjus, arba šiaip užsienio diasporos lietuvių veikėjų veiklas ir dažniausiai šmeiždama. O radio laidos tai įvairiai buvo laikotarpiai, kai girdimumas buvo geras,
kai buvo galima klausytis laidų, paskui buvo laikotarpiai, kai tas tapo neįmanoma, nes transliuodavo trukdančius, reiškia, signalus, kad žmonės negalėtų klausytis. Aš žinau, kad bent jau nuo tada, kai aš pradėjau dirbti Vatikano radijoje, tai pirmieji mano apsireiškimai ten buvo 78 metais, tai tuo metu Vatikano radijo laidos buvo girdimas Lietuvoje ir buvo galima klausytis gan gerai, nieks netrukdė. Tuo metu Amerikos balso programos buvo trukdomos, Laisvosios Europos arba Laisvės radijo programos buvo trukdomos. Net buvo sumanyta Amerikoje gaminti radijo imtuvus su tam tikromis išplėstomis galimybėmis gaudyti bangas, kurios šiaip ir transliuoti bangomis, kurių neįstengtų sovietai trukdyti. Bet tai vis dėlto čia buvo vienas iš tų situacijų, sakykime, kur mes, kaip užsienyje esantys, buvom visiškai atskirti nuo Lietuvos. Lietuva buvo visiškai izoliuota nuo pasaulio. Nebuvo jokio susišnekėjimo šituo požiūriu. Jis buvo neįmanomas. Ačiū labai. Norėjau tik pridėti, kad Pasaulio lietuvio žurnalas buvo siunčiamas, siuntinys į Sovietų sąjungą, kai ką net pasiekdavo, bet labai dažnai buvo konfiskuojamas ir sovietų valdžios buvo klasifikuojamas kaip labai pavojingas. Bet keletą kartais ir pasiekdavo. Taip, Ramunė. Aš norėjau porą kuriozinių atvejų iš savo patirties. Apie tai, kokiais keistais keliais kartais ta vakarietiška spauda patekdavo į Lietuvą. Mums keli svečiai yra pasakoję, žmonės gaudavo sovietmečių siuntinius iš Amerikos. Tai pora šeimų pasakojo, kad jų giminės suviniodavo tuos daiktus į draugo laikraščio puslapius. Ir ar tai būdavo tiesiog atsitiktinai, ar tai būdavo galbūt parenkami kažkokie numeriai su tam tikra informacija, nes, pavyzdžiui, drauge buvo informacija apie Simo Kudirkos pabaigimą labai plačiai nušviečiama, apie kunigo Laurinavičiaus nužudymą Vilniuje, apie pagaliau ten buvo tas Jurašo atsišaukimas, kodėl jis buvo priverstas palikti Lietuvą ir taip toliau ir panašiai. Tai šito mes nežinom, bet va tokiu pavydalu tos atskirtėlės pasiekdavo. O iš savo patirties aš noriu pasakyti, kad aš studijavau tuometiniame Leningrade ir mes pirmą kursą lietuviai susirinkę bute šventėm, reiškia, per pirmo kurso pirmosios kūčios ir pirmosios kalėdos buvo tenai švenčiamos, nes buvo sesija, niekas neišleido namo tuo metu ir mes klausėmės Vatikano radijo. Ir čia mūsų buvo ir girdėjosi labai gerai. Ačiū Ramunė, kad pasidalinote. Norėjau priminti, kad Ramunė Lapas yra redaktorė laikraščio, JAF laikraščio Draugas, kuris yra seniausias išeivijos laikraštis, iki šiol laikraštis. Jeigu dar turite klausimų ar komentarų, jei ne, mes galime pereiti prie kito mūsų pranešimo. Taip, Elzė nori padėkoti Sauliui.